Sveikos brangiosios ir brangieji. Ilgai manęs nebuvo, kaip ir minėjau anksčiau, daug gyvenime permainų, reikalų, tai nebuvo išties tiek laiko. Šiandien laisva diena ir nusprendžiau pradžiuginti jūs naujų tarot kortų skaitimų. Kadangi jau visai ne už kalnų vasara, tai manau šiandien pažiūrėsim, kas jūsų laukia vasarą, kokie bus ryškiausi įvykiai, kas nusimato, gero, blogo, gal perspėjimai, gal kažkokia laimė, gal, žodžiu, viską, ką pamatysim. Žinot, galvoju, padarysim šiandien 3 variantus, bet darysim ne su skirtingom kaladėm, o padarysim su viena kaladė. Šitą kaladę ne visai senai, gal jau, nežinau, praėjo koks mėnesiukas, gal nepraėjo. Įsigijau, tai iš tikrųjų su ją dar tiek daug nepadirbau, tai šiandien pabandysim su ją visus 3 variantus padaryti. Jeigu jausiu, kad man trūksta informacijos, tai paimsiu papildomai kitų kaladžių. Čia pilna jų ant stalo, prikrauta kitam stalo gale. Žinot, dar norėjau pasakyti, kad paskutiniu metu, kai dirbu su klientam, jau net ne tiek daug dirbu su tarot, kiek su valymais, todėl kad paskutiniu metu labai didelis antplūdis, žinoma, aišku, daugiausia klientės merginos, vyrų yra žymiai mažiau, bet būtent valymai dabar labai aktualu, todėl kad matyt, tas toksai perėjimas, kaip sako, kvantinis perėjimas, labai aktyvuojasi, ta prasme, tos tamsios jėgos, kada vieni, kaip sakau, sąmoningai eina aukščiau, kiti bando žemesnio tokio, kaip pavadinkim, sąmoningumo tempt žemyn, aktyvuojasi labai daug tokių, žodžiu, manau, mane supratot, čia magiško poveikio labai daug paskutiniu metu pas žmonės. Daro giminaičiai giminaičiai ant giminaičių, meilužės ant kažkokių vyrų, žmonos ant meilužių ir žodžiu, toks tas magiškas poveikis žmonėm labai jaučiamas. Ir paskutiniu metu gaunu labai daug prašymų būtent dėl išvalymo. Tai noriu ir jums pasakyti, kad jeigu naujai mane žiūrite, aš jau nekalbu apie savo senas klientės, bet jeigu mane naujai žiūrite ir tikrai reikia, jaučiate, jeigu tik tai šiaip savo žinot, gal padaryti, nereikia tikrai daryti, šiaip savo, jeigu nejaučiate, ta prasme, iš to kažkokios būtinybės, ar ne? Valymai reikalingi tada, kai jaučiate, kad nėra jėgų, kad blogi sapnai, kažkokie košmarai, būna tie sapnų paralyžiai tokie, arba, pavyzdžiui, keliatės naktį tuo pat laiku, pavyzdžiui, žinot, ten 3 valandą, 4 nakties atsikeliat iš niekur nieko, tai jau yra tokie signalai, kad kažkas gali veikti jūs, ar ne? Ten, pavyzdžiui, galbūt paskutiniu metu kažkokie pastovus finansiniai nuostoliai, su partneriu problemos, jaučiate, kad kažkas kišasi į santykius. Tai yra tam skirtingi užkalbėjimai, ar ne, ir būtent tie valymai. Tai nėra kažkokia, tik nemaišykit su juoda magija, kad ten kažkas, čia visiškas valymas, tai yra jūsų energetikos išvalymas, jūsų šeimos ir panašiai. Kaip pavyzdys, net palikau jums parodyti, šiandien, kadangi turiu laisvą dieną, padariau išvalymą ir sau, kaip atrodo valymas, ar ne? Kaitinam natūralų vašką, užkalbų vašką. Tai irgi aš nesu bažnytinė Magregorė,
ar cerkvės, ta prasme, aš ne maldas skaitau, o būtent užkalbėjimus ir tokiu būdu darom išvalymą. Tai va, jaučiau, kad reikia tai pasakyti, todėl kad paskutiniu metu labai aktyvavosi ir tikrai labai daugam to reikia. Tai kas naujai mano galbūt kanale, ar irgi vat, galbūt kažkam reikia tai išgirsti, kažkam reikia galbūt to išvalymo. Tai va, tai rašykit ir tada galėsiu plačiau papasakoti. Tai viskas gerai, tada nesiplečiam, pradėkim nuo vasaros įvykių, kas jūsų laukia šią vasarą, kokie įvykiai, kokios bus nuotaikos, kas pradžiugins, kas nedžiugins. Pas mus ta kaladė susimaišius. Šiaip labai graži kaladė. Didelė, aišku, mano rankom jinai šiek tiek per didelė, bet labai graži. Vis čia atsiverčia kartų kažkokiu. Gerai, išdėsim po vieną kortą kiekvienam variantui. Kaip ir minėjau, bus 3. Jeigu jums reikia laiko, pagalvokit, susistabdykit. Kam nereikia laiko, eigoje žiūrėkit. Gerai, dedam. Pirmas variantas. Antras variantas. Ir trečias variantas. Gerai. 2 kol kas į šoną ir pradedam nuo pirmojo varianto. Žiūrim, kas pirmo varianto laukia birželį, liepą, rugpjūtį arba šią vasarą. Aišku, priklausomai galbūt mane žiūrės ir po metų, ir 2, tai nesvarbu. Būtent artėjančios vasaros įvykiai. O, labai gera korta. Gerai, papildysim. Pirmo varianto laukia kažkokia nauja pradžia. Žiūrėkit, pas kažką konkrečiai eina vestuvės. Tai arba šią vasarą jum pasipirš, arba planuosit vestuvės. Nes čia netgi, gali būti kai kuriem išimtis, kad, pažiūrėkit, taip, yra fantas. Ta prasme, šventikas, taip, kažkam, žinokit, pas kažką galbūt mažesniam procentui ten gali būti, kad pakvies jūs į vestuvės kažkokia galbūt draugė, šeimos narė, kažkokia gal artima, ten, nežinau. Vat kažkokia moteris pakvies jūs į vestuvės, tai kaip naujos šeimos pradžia. O pas kažką konkrečiai bus, kad tai jūsų vestuvės. Galbūt jūs planuosit jau vestuvės, gal jūsų vestuvės po metų 2 bus, bet šią vasarą jūs intensyviai planuosite. Galbūt jums pasipirš šią vasarą. Arba gausit ten, sakau, žiedą, kažkaip šventinę nuotaiką. Arba dalyvausit vestuvėse, arba konkrečiai tai bus susieta su jūsų vestuvėm. Aš tiesą sakau, žinokit, čia labai šventinė nuotaika. Ir labai aktyvi, šiaip iš esmės aktyvi vasara nusimato.
Nu, bet žiūrėkit, išeina ir imperatorius. Sakau, pas kažką šią vasarą, ta prasme, jūsų galbūt draugas, vaikinas, dar, nu, vat, kažkoks sugyventinis taps jūsų oficialiu vyru. Nu, va eina tokia informacija. Nu, gerai, pažiūrim. Gerai, o jeigu ne apie vestuvės? Naujos žinios. Kažkas šią vasarą konkrečiai nuspręs kažko imtis naujo, naujos veiklos. Galbūt pradėsite arba šią vasarą, arba jau vasarą užgims jums mintis nuo rugsėjo, pavyzdžiui, kažko naujo mokytis. Jūs visiškai eisite į žinias, galbūt į savęs pažinimą, į kažkokį tai, čia gali būti konkrečiai susijęta ir su ezoterika, galbūt mokinsitės kažkokių tai ten ezoterinių dalykų, ten taro, dar kažko, tai astrologijos ir panašiai. Čia yra, šitos kortos nurodo konkrečiai naujas žinias. Arba jau galbūt pas jūs senai kirba ta mintis, kad jūs norėtumėt kažką naujo išmokti, galbūt pakeisti kažkokią tai veiklą ir jūs to imsitės. Arba imsitės šią vasarą, arba vasarą užgims tos mintis ir pradėsite nuo rudens. Nu taip, vat patvirtinimas, naujas impulsas, naujas darbas, nauja veikla, galbūt pabodo kažkas seno. Labai pirmas fainas variantas, labai aktyvus, žinokit. Vat čia kažkam eina konkrečiai, žinokit, vat jeigu kažkokie buvo negalavimai su sveikata, bet tokie jau rimtesniai, tai ne tai, kad buvo migrenas, skaudėjo galvą, bet čia gali būti kažkokie po chirurgijų, nu ta prasme, po ligoninės, po kažkokių tai ten, žinot, nu čia aš taip abstrakčiai kalbu, ten, žinot, būna organų persodinimai, būna ten, nežinau, kraujo perpilimai, kažkokios infekcijos, nu kažkokie rimtesni negalavimai, ar ne, ten, nu, ten kokia onkologija, bet, nu, aš taip abstrakčiai kalbu, kad suprastumėt, kažkas rimtesnio. Ten ne galvas skaudėjo ir ne pirštą įsipjovėt. Kažkas buvo rimtesnio, tai eina pasveikimas. Rodo, kad jeigu, pavyzdžiui, kažkokia buvo diagnozė, tai pasakys, kad jau pasveikot. Jeigu laukiat kažkokių tai ten rodiklių, ten, žinot, tai vat pasakys, kad viskas tvarkoje, nepergyvenk. Vat kažkaip iš 10 kardų į saulę. Čia, nu, labai geros kortos, ta prasme, iš negalavimų į sveikatą, iš blogio į šviesą, žinot, vat kažkaip taip. Gerai, dar pirmam variantui yra kokių žinių. Čia apie ką. Bet prieš tai man šoko tą kortą ir aš norėjau sakyti, pas kažką konkrečiai bus šią vasarą skyrybos su pastoviu vyru. Ten ne su kažkokiu tai ten, bet vat jūsų kažkoks pastovus vyras ir man rodo, buvote pririšti viens prie kito kažkaip, ar ne? Ir vat rodo bokštas ir karalius pentaklių skyrybos. Labai daug skirtingų variantų suėjo į pirmą. Labai nemažai informacijos. Viskas čia jau dabar jau kartojasi. Čia labai eina ryški nauja energetika. Tai va žiūrėkit, naujos šeimos užgimimas.
pirmas dalykas, ar ne, ką aš pirmam variantą matau. Ta prasme, susikursit šeimą, naujas vyras, kaip sakant, ar ne, kažkokia nauja pradžia, nauji mokslai, nauji užsiėmimai, naujos, galbūt net pažintis. Nu, vat kažkokie nauji finansiniai resursai, iš kažkur tai galbūt pradėsite papildomai uždirbinėti, kažkokią naują veiklą pradėsite. Pirmas variantas labai daug energijos. Žinot, nematau absoliučiai kažkokio jokio negatyvo. Čia vien apie tai, kad kažkas naujo užsikurs. Nauja šeima, nauja veikla, iš kažkokių tai negalavimų į sveikatą. Ta prasme, labai labai pozityvus pirmas variantas iš tikrųjų. Tai šią vasarą, wow, super. Va, imperatorienė. Prašom. Bet čia labai ryškiai stovi, žinokit, vestuvių energetika. Aš nežinau kodėl. Parašykit, prašau, jeigu nesunku, jeigu jums pasipirš šią vasarą arba planuosit vestuvės, labai įdomu, nes man tiesiog imperatorius, imperatorienė, šventikas, 4 lasdos, viskas apie vestuvės, kažkokį vestuvių planavimą, galbūt jūsų kažkokia artima draugė tuoksis, jūs padedat planuoti, pavyzdžiui, vestuvės, nes čia man labai eina vestuvių energetika, šventimas, šokiai, kažkokie tai ten, nu, žodžiu, gerai, tiek to pirmo varianto, ačiū už pirmą variantą, žiūrėjusiam. Pažiūrėsim toliau. Antras variantas. Žiūrim, kas antro varianto laukia šią vasarą. Nu, papildom. Žiūrėkit, čia eina tokia energetika šeimyninė laukimas. Žiūrėkit, toks jausmas gali būti kažkam konkrečiai, bet pavyzdžiui, nu tarkim, jeigu su vyru nesate kartu, turite pavyzdžiui vaikų, šeimą, jisai kažkaip neprisidėdavo finansiškai. Tai dabar, man rodo, kažkaip turi būti kažkoks proveržis, nu žinot, gal ten elementai, gal būna visokiegi ten variantai, teisminiai keliai. Taip, aš papildysiu. Nu, vat man kažkaip eina, žinot, čia tokia energetika, kažkoks pinigų trūkumas. Vat galbūt aplamai laukiate pinigų iš kažkur tai. Nu, čia gali būti, aišku, ir ne vyras. Taip, nes nors ir šeimos tokia korta šalia krenta, bet vėlgi, mūsų šeima kartais būna mum ir mūsų darbas. Ten, žinot, jeigu pradirbi 10-20 metų tam pačiam darbe ir ten visi jau kaip šeimos nariai, tai irgi, nu, kortų, kaip sakau, visatos nusiskaito kaip šeima. Gali būti kažkaip buvo kažkokie užlaikymai finansiniai. Negalėjot prisibelsti, pavyzdžiui, prie savo kokio vyro, ten sutuoktinio, ten, pavyzdžiui, buvusio, kad padėtų labiau ten finansiškai vaikam ir panašiai. Pastoviai jisai įvedinėjo kažkokias iliuzijas, ten rytoj poryt, dabar neturiu ir panašiai. Tai vat antras variantas rodo, kad čia jau kažkoks bus proveržis, pasikeis kažkas. Turi pagerėti finansinė padėtis, va būtent su tuo. Nes jeigu kažkam tai konkrečiai vyras, kažkam darbdavys,
kažkam, galbūt netgi žinot, kaip gali būti skola. Pažiūrim, ar. Nu, vat, aš nežinau, kiek čia skola, man toks jausmas, čia, vad žinot, jums galėjo sakyti, pavyzdžiui, gali būti ir skola. Ir, pavyzdžiui, sakydavo, dabar neturiu, ten negavau algos, ten nėra pinigų, vat kažkaip atrodo vis vesdavo jūs į kažkokius iliuzijas. Ir dabar bus kažkoks proveržis. Arba, kaip sakau, visata suveda galus, arba galbūt netgi teisminiu būdu jūs to išsireikalausit. Dar pažiūrim, gerai, be tų finansinių, kas dar laukia? Čia vasara antrą variantą. Žiūrėkit, čia man rodo kažkokia tai konkurencija. Tai gali būti konkurencija darbe, konkurencija, nežinau, tarp giminaičių, konkurencija tarp draugų, nu nesvarbu, čia tiek, bet toks jausmas jums nori pasakyti, per daug neužsižaisk. Vat kažkaip eina tokia informacija, kad su protu reikia. Jeigu konkuruojat, konkuruokit sąžiningais būdais, nes 6 lazdos 7 kardai tai gali būti eiti per galvas nesąžiningų būdų. Tai žiūrėkit, yra keli variantai. Arba jūs nori perspėti, kad gali jum eiti per galvas nesąžiningais būdais, taip, kažkokiais net, tokiais negražiais, ar ne? Arba jeigu žinote ir girdite, kad tai apie jūs, tai jūs žiūrėkite, kad neitumėt kitiems žmonėms per galvas. Pavyzdžiui, darbe, ten, dėl geresnės vietos, dėl pinigų, dėl dar kažko, tai neeikit per galvas, nes žinokit, kaip sakau, visata duos atkirtį. Tai va, tai žodžiu, viskas su protu, sąžiningai, jeigu jaučiate, kad pas jūs kažkoks gal užėjo azartas, noriu daugiau pinigų, noriu geresnio darbo, geresnės vietos pasaulyje ir kaip bebūtų eisiu per galvas, ne visai sąžiningais būdais, tai nedarykit taip, nes jau rodo įspėjimą. Jeigu žinote, kad pas jūs kažkur tai ten šeimoje, darbe, jūs jaučiate spaudimą ir su jumis konkuruoja, tai vat irgi atsargiai jums rodo įspėjimą, nes gali jums eiti per galvas nesąžiningais būdais. Gerai, kokie tai nesąžiningi būdai? Vat žinot, toks jausmas jūs užliuliuojant. Čia nebus tas toks variantas, kad akis draskys, plėšysis ten, bet čia toks jausmas atvirkščiai su šypsena veide, ten su saldainių dėžute, kavos puodeliu, jums šypsosis į veidą, o iš tikrųjų darys ką kitą. Tai slapti kažkokie motyvai, ar ne? Bet slapti motyvai per kaukę. Žinot, kai netiesiogiai neis jum ir nesakys tam, tu tokia šiokia ir čia, žodžiu, čia, eik iš čia ten, ar čia akis draskyti, už plaukų tampyti, ne, žinokit, čia nebus tas variantas, bet labai užliuliuojant. Gerai, pažiūrim, ar dar kokios bus informacijos antram variantui.
Nu, čia daugiau nėra kažkokios ypatingos informacijos, čia gal vienetam žmonių dar toks trumpai, čia gali konkrečiai atsirasti kažkoks buvęs antram variantui. Todėl, kad vyras, su kuriuo ilgą laiką, pavyzdžiui, nebendravot, galbūt jumis skaudino širdį, nes rodo konkrečiai, ir tai yra dar šalimais praeities korta. Žodžiu, ne tas žmogus ten, kur ten, nežinau, nebendravot ir nekomunikavot, ten kažkoks kaimynas, ar ne, bet čia tas, su kuriuo buvo mainai, energetiniai ten ir taip toliau, ar ne, su kuriuo mainėtės energijom, tai čia konkrečiai kažkoks vyras, vat sakau, gali būti, nu čia labiau panašu į buvusi. Kažkam jisai konkrečiai yra ugningos stichijos, tai kas čia pas mus yra liūtai, šauliai ir avinai. Nu, čia nebūtinai, neprisirišam prie stichijos, bet kažkam gal čia bus konkrečiai ir atpažinsit, nes su juo pakabinta tokia situacija, gali būti netgi, kad lyg ir išsiskyrėt, bet vienas kito nepaleidžiat, pavyzdžiui, dar iki galo, ar ne? Tai vat grįžimas rodo vėl naujų raitelių, vėl bandys čia pas jūs grįžti. Gerai, o pažiūrim, su kuo grįž, ką sakys. Nu, kažkam konkrečiai, bet ir sakys, oi, čia labai tavęs pasilgų, tu čia mano žvaigždė, tu mano pati nuostabiausia, žodžiu, dirbkim ties santykiais ir žodžiu. Arba pasakys, kad jisai dirbs ties santykiais, stengsis. Nu jo, čia sakau, sakys, kad čia jūs pati geriausia, kad myli ten ir nori visų kūniškų ir visokių malonumų su jumis, žodžiu. Bet čia irgi atsargiai tai žiūrėkit, čia ne viskas ten 100% tiesa. Nu gerai, čia ir kaladės liko nedaug, tai... Nu ir vat, 2 kardai uždarom jau viskas. Uždaro antrą variantą, man atrodo irgi nemažai čia tos informacijos mums parodė. Gerai, ačiū labai už antrą variantą. Pažiūrėsim trečiąjį, kas laukia trečiojo. Šiaip visai nebloga kalada, nebloga. Ne tik graži, bet jinai visai neblogai kalba. Ne su visom iškart gaunasi susikalbėti, ne visos iškart kalbančios būna. Būna kartais, kad ir pusę metų negali susidraugauti su kalada, o paskui vieną dieną kaip pramuša. Yra man tai buvę. Paėmė po kokių ten 6-8 mėnesių kaladę ir jinai naujom spalvom užgroja. Nes mūsų sąmoningumas irgi, mes, kaip sakau, evoliucionuojam ir galbūt dar būnam ne tam lygyje, kad kažką suprastumėm, nes kiekviena kaladė labai skirtinga ir kalba skirtingai, tai, kaip sakau, gal dar nepribrendom, ar ne, tam ir kada jau ateina laikas, tai tada iššauna. Gerai, žiūrim, trečias variantas, kas jūsų laukia. Aha, jėgos korta. Nu, žiūrim, papildom, kas čia trečio varianto laukia vasarą.
Nu, žiūrėkit, čia daug išėjo pažūkų, čia kažkam konkrečiai kažkokie neramina klausimai dėl vaikų. Matau, kad pas kažką konkrečiai 2-3 net vaikai gali būti. Ir vat, kažkas susijęta su vaikais jūs neramina labai. Vat, kažkaip galbūt ir sunkiai miega dėl to, galvoja daug. Gerai, pažiūrim, apie ką nori mums pasakyti dėl tų vaikų. Nu, čia, žinot, ne visiems. Imkit savo informaciją. Nu, žodžiu, mokėkit paimti savo informaciją, kuri jums reikalinga. Jeigu jaučiat, kad ne jūsų, tai sakau, arba kitą variantą, arba praklausykit šitą dalį, žinot. Nes pas kažką jaučiu, kad konkrečiai 2 vyrai, pavyzdžiui, vienas gali būti buvęs, o kitas būsimas arba esamas kažkaip. Ir pergyvenat, kaip ateityje, pavyzdžiui, tas vyras susigyvens su jūsų vaikais, gal kaip sutars, kaip buvęs reaguos į tai, kad pas jūs naujas vyras. Žodžiu, čia kalba apie šeimą, vaikus ir 2 vyrus. Tai va, šią vasarą toks jausmas, kažkokie reikalai spręsis. Galbūt daugiau praleisit laiko su šeima, galbūt pažindinsite vaikus su būsimu vyru. Nu, pas jūs net konkrečiai gali rodyti, žinokit, konfliktų su buvusiu vyru dėl, nu, va to, galbūt esamo jau, galbūt, pavyzdžiui, žinot, kaip būna, prieštarauja, ne, ten mano vaikai negyvens, ten su kitu vyru, ten ir panašiai, tai va čia gali būti kažkas tokio, nes konkrečiai rodo net konfliktą. Nu, jeigu dar nebuvo konflikto, tai jisai gali nusimatyti šią vasarą. Jisai gali net sakyti, ne, taip, man netinka, ten mano vaikai taip negyvens. Nu, vat, kažkaip manipuliuoti. Manipulacijos, suprantat? Manipulacijos jausmais, manipulacijos vaikais. Žodžiu, kažkaip rodo, čia labiau tokį, ne tai, kad įspėjimą, bet rodo situaciją, kuri nėra labai maloni, bet jūs jau galbūt tam pasiruošit, jau žinosit, ko laukti ir galbūt jūsų tai labai nešokiruos. Nu, vat, jo, kas čia? Nu, bet čia sakau, čia gali tas vyras, pavyzdžiui, kažkokiais nesąžiningais būdais kažką taip naudoti prieš jūs, pavyzdžiui, kad pasiektų savo tikslą, kad jisai būtų, žodžiu, nugalėtojas, kad jo žodis būtų paskutinis, pavyzdžiui, nu, atsakau, tais pačiais vaikais manipuliuoti ar kažkaip jum kišti pagalius į ratus. Nu, vat, kažkaip apie vieną ir tą patį eina informacija, kad kažkoks bręsta konfliktas, nežinau. Gerai, kas dar? Be šitų reikalų, šeimos vaikų, kas dar laukia trečią variantą? Šventimas. Kažkoks geras laiko praleidimas, šventė, galbūt jūs kažkas kažkur pakvies. Čia labai dar tikėtina, kad kažkur netgi užsienį. Vat pavyzdžiui, žinot, kaip važiuosit ten, pavyzdžiui, su draugų kompanija kažkur tai į užsienį, kažkur gerai laiką praleisti. Bet žinot, ką rodo? Labai neišlaidaukit, nes vat rodo, kad nemažai galite pinigų išleisti kažkaip netikėtai.
Nu, čia šiaip tai rodo šią vasarą kažkurios moteris konkrečiai sutiks savo meilę. Karminį, nu, čia net ne karminį, aš galiu pasakyti, tokį, žinot, kaip likimo skirtą vyrą sutiks. Nes čia man rodo šansas naujai meiliai, va, ta prasme, toks jausmas jau pakankamai tų karminių partnerių pas jūs buvo, pakankamai buvo kivirčų prisikentėjot ir išeinat į taurę, tūzą, taurių, vat, į meilę kažkaip jau rodo šią vasarą turėtų ateiti pas jūs toks jausmas likimas skirtas. Jo, bet rodo kažkaip galbūt pas jūs, ar jūs užsidarote labai širdį, ar neprisileidžiate, ar daug kartų gal jūs skaudino, kažkaip labai jūs šalta galbūt su vyrais. Tai rodo, neuždarykit širdies šią vasarą, neuždarykit, nes čia gali būti jūsų šansas, žinokit. Taip, kažkam konkrečiai, pažiūrėkit, taurių ryteris ir šventikas, kažkam tai konkrečiai būsimas vyras. Tai šią vasarą, jeigu įprastai bendravot šaltai, atstumdavot ar ten kažkaip apeidavot, tai va šią vasarą neužsisklęskit savį. Eikit, va kažkur kviečia, va ten rodė šventimą, galbūt per kažkokį draugų ratą susipažinsit. Eikit, bendraukit, būkit, nes rodo, kad šią vasarą pas kažką tikrai ateis likimas skirtas vyras. Gerai, dar. Nepiknaudžiaukit šią vasarą alkoholiu, kažkokiais ten psichotropiniais dalykais. Stenkitės labiau blaivę sąmonę, pasąmonę išlikti. Ne, viskas nebeina informacija, jau jaučiu, užsidaro. Tai va, tai žodžiu tiek. Jo, bet trečias variantas, vat, žinokit, čia labai ryškiai stovi irgi naujo vyro energetika, tai neužsisklęskit savį. Čia jūsų, sakau, bus, čia ne tai, kad ateis karminis partneris vėl naujom pamokom, iššūkiam, o čia toks jausmas ateis, žinot, kaip sako, artima siela, va toks labiau meiliai, o ne kažkokiam karminiam pamokom. Tai nepraleiskit galimybės, neužsidarykit savį, nebūkit šalta. Nu ką, ačiū trečiam variantui. Šiaip visi variantai labai geri ir aišku, pirmas buvo pats pozityviausias, kiek pamenu. pats pozityviausias, jisai toks tikrai on top, bet visi kiti irgi savotiškai ir su perspėjimais, ir su gerom žiniom. Tai lauksiu jūsų galbūt komentarų, galbūt kažkokių pastebėjimų. Ir tada iki susiklausimo kitam video. Pasistengsiu dabar daryti juos dažniau.